Tiesto savo karjerą pradėjo ne kur kitur, o Gariūnuose. Iš pradžių vaikinas pardavinėjo kompaktinės plokštelės. Tik tai jas pardavinėjo. Vėliau žmonės prieidavo, paklausdavo, o kas čia viduje, daug nežinomų pavadinimų ant viršelių, visko. Jis imdavo rodyti. Kadangi buvo klientų daug, visada Gariūnuose būna daug klientų, žmogus tiesiog nebeturėdavo laiko ir nuo vieno kūrinio pereidavo prie kito. Taip jis pradėjo suvedinėti kūrinius, kitaip tariant, didžiųjų kalbą miksuoti. Štai vat ir iškilo žmogus. Karts nuo karto, beje, kai tik festivalis Lietuvoje, visada užsuka į Gariūnus parduoti savo plokštelių ir nusipirkti kitų, naujesnių kūrinių, kurie beje čia atkeliauja bene pirmieji. Aš esu Modestas Stumbrys, radijo stoties Geras FM rytinis balsas, laidos rytinukas vedėjas. Rubrika Ryžas protingesnis už vakarą. Ką atsakyti Dievui, jeigu šis kada paklaustų? Ką tu esi nuveikęs per savo gyvenimą? Atsakyti reikia labai paprastai. O tu mano Facebooką kada skaitei?